Šiandien pademonstruosim, kaip atrodo sugedęs Mazdos apatinis šarnyras. Kaip matom, apsauginė guma yra visiškai suplyšus ir akivaizdu, kad visas vidus jau yra seniausiai šlapęs, buvo skalaujamas turbūt vandens ir akivaizdžiai matom, kad iš vidaus jau kaupiasi ir veržiasi lauk rūdis. Jeigu pasižiūrėsim į vidų, pats obuolys irgi taip pat yra aprūdijęs ir akivaizdžiai matosi, kiek yra jisai sugedęs, nes jeigu atidžiau paklausysim, kokį garsą skleidžia šitas šarnyras. Taigi judinam jį, jisai jau vaikšto į viršų ir žemyn. Su tokiu šarnyru važinėti yra ypač pavojinga, nes jeigu jisai nekeičiamas, jisai gali tiesiog tas obuolys iš vidaus išnirti ir taip jūs galite netgi pamesti ratą ar labai stipriai apgadinti automobilį. O jeigu važiuojate kelyje dideliu greičiu, tai galima iš viso tragiškai padaryti kažkokią tai avariją. Taip, kad jeigu išgirsite garsą kažką panašaus į tokį, kaip aš dabar klibinu, turėkite omeny, kad šarnyrus reikia būtinai pasitikrinti ir pasikeisti.